Turime Benincatigo pultelį ir dabar parodysiu, kaip jį reikia įrašyti į naujosios kartos kiniečių gamybos universalų pultelį, kuris priima kintamus kodus. Tai visų pirma, jame atidarysime įrašymo režimą. Ledas numirksėjo 1, 2, 3. Vėl sumirksėjo ledas, pridėsime prie nugarėlės ir dabar spaudžiame abiejų pultelių mygtukus vienu metu. Laukime, kol ledas nustos mirksėti ir galime jau juos paleisti. Pasižiūrėkime, kiek mygtukų įsirašė, tai A įrašytas, B įrašytas, C įrašytas, D įrašytas. Tai reiškia, kad vieno kopijavimo metu įsirašo visi 4 pultelio mygtukai. Dabar patikrinkime mūsų originalų pultelį, ar jis iš tikrųjų yra kintamo kodo. Matome, kad rašo aparatas HCS ir apačioje tam tikras specifinis kodas. Nukopijuokime dar sykelį, kad pasižiūrėtume, ar iš tikrųjų tai yra kintamos kodas. Vėlgi HCS ir apačioje kodas jau yra visai kitoks. Dabar patikrinsime mūsų nukopijuotąjį pultelį. HCS ir kodas jau vėl kitoks. Patikrinkime dar kartą. HCS ir kodas vėl kitoks. Tai reiškia, kad tai yra tikras kintamo kodo pultelis nukopijuotas iš mūsų turimo originalaus pultelio.